Sveiki bičiuliai. Šiandien norėjau padaryti dėklą meškerytei, kurią pirkau iš Lauryno, Aviža Fishing. Tai labai nuostabi meškerytė. Aš ją išbandžiau, dirba tikrai puikiai, bet norėjau padaryti odinį dėklą iš odos. Pakankamai kietos odos, buliaus odos, kad būtų maksimali apsauga transportuojant ir ieškant žvejybos vietų. Tai vat meškerytė yra tikrai nuostabi, yra sudedama 6 dalių. Dalys pakankamai atrodo tvirtos, bet norėčiau vis dėlto rimtesnio dėklo. Čia buvo dėklas komplekte. Tai labai gerai, bet tiesiog yra mano nuomonė, kad geriau turėti tvirtesnį dėklą, kad apsidrausti nuo nepageidaujamų įvykių, ta prasme, nepageidaujamų lūžių, netinkamų momentų besiruošiant žvejybai. Tai vat, tokia vat faina šiandien rubrika, kuri vadinasi Pasidaryk pats. Tai parodysiu jums kažkiek, kaip reikia dirbti su oda. Tai yra labai paprasta, aš naudoju tik tai kniedės, nesiūnu visiškai. Tai specialūs įrankiai, skylutėms išmušti, specialios replės kniedėms suspausti ir rezultatą pamatysite patys. Nu va, meškerės dėklas padarytas. Štai inspektorius Krabas, kokybės inspektorius, viską tikrina. O turint avižadrebę meškerytę, nepamirškite ir Aviža Fishing masaliuko.